Sveiki sugrįžę. Paskutinėme savo vaizdo įraše parodžiau jums, kaip uždirbau daugiau nei $6500 per vieną savaitę. Aš jums pademonstruosiu 5 žingsnių ciklą, kuris 100% užtikrina pelną kas 60 sekundžių. Pirmas mano žingsnis. Patikrinsiu paskyroje Binary Options rodomų lūkesčių apie valiutų ateities tendencijas pasiskirstimą. Žiūrėsiu euro ir Jungtinių Amerikos valstybių dolerių santykį. 53% sako, kad euras kris dolerio atžvilgiu. Sugrįžtu į 60 sekundes paskyrą. Pasirinku eurą arba dolerį. Ir vykdau pirmą $5 vertės sandorį. Kiekvieną kartą norėdami sudarinėti sandorius, pirmą nueikite į Binary Options paskyrą ir patikrinkite, kokius lūkesčius apie valiutų santykio kitimo jie rodo. Tuomet reikia vadovautis tendencijomis, kurias matote Binary Options. Taigi $5 investavimas, spaudžiu pat mygtuką, tuomet spusteliu Start mygtuką. Galiausiai patvirtinu sandorį. Jums nebūtina patvirtinti, nes per 3 sekundės sandoris yra patvirtinamas automatiškai, tačiau patartina pačiam patvirtinti sandorį, nes jūs norėsite būti kuo greitesnis. Jei nepavyksta jūsų $5 vertės sandoris, jums reikės kitą sandorį įvykdyti kaip įmanoma greičiau, nes jūsų tikslas pagauti valiutų svyravimus per 5 sandorius. Taip ši sistema jums garantuos 100% sėkmę. Leiskite jums paaiškinti spalvas. Viskas labai paprasta, jei raudona, jūs pralaimėsite, jei pilka, jūs susigrąžinsite savo pinigus, o jei žalia, laimėsite. Kaip matote, euro ir dolerio santykis kinta labai menkai. Liko 15 sekundžių ir panašu, kad pirmasis sandoris nebus sėkmingas. Todėl aš iškart pasiruošiu $10 vertės investavimą, kad būčiau pasirengęs. Pasirinku $10. Užsidegė žalia spalva ir panašu, kad vis dėlto pirmasis sandoris bus sėkmingas. Antras žingsnis baigtas. Aš laimėjau, todėl dabar vėl kartoju pirmąjį žingsnį. Pasirinku Binary Options, kad pasižiūrėčiau, kokios prognozės yra rodomos. Niekas nepakito, tie patys 53% mano, kad euras kris dolerio atžvilgiu. Taigi aš grįžtu prie antrojo žingsnio ir sudarau $5 vertės sandorį. Spaudžiu put, tuomet Start ir patvirtinu sandorį. Yra dar vienas dalykas, kurį dabar norėčiau jums paaiškinti apie šią sandorių strategiją. Svarbiausias dalykas yra greitis. Reikia suprasti, kad jei atlikote nesėkmingą sandorį, naują sandorį turite sudaryti kiek įmanoma greičiau, kad pagautumėte svyravimus reikiamame taške. Kai kurie žmonės sako, kaip tu gali teikti, kad ši strategija garantuoja 100% sėkmę. Priežastis yra ta, kad valiuta labai nuspėjama ir jeigu neįvyksta koks nors labai rimtas pokytis, rodomos tendencijos visuomet bus 40-50 ar 40-60 ar kažkas panašaus. Jei įvyks koks nors pokytis, viską pamatysite Binary Options, kur 99% manys, kad valiuta kris. Jūs žiūrite į rimtų prekybininkų statistiką, jūs negalite pralaimėti. Tiesą sakant, pokytis šioje sistemoje jums yra geriausias momentas, nes tuomet beveik kiekvienas jūsų sandoris bus pelningas. Grįžtame prie mano sandorio ir panašu, kad jis bus sėkmingas. Taip, laimėjau dar kartą. Taigi vėl kartuoju pirmąjį ir antrąjį žingsnį. Pasirinku Binary Options. Vis dėlto leiskite pirmiau jums kai ką parodyti. Jei norite patikrinti savo paskutinius sandorius, ekrano viršuje, dešinėje pusėje, spustelkite Open Positions, kur matysite savo sandorius. Jei kas nors jums sutrukdys, ar kitaip išblaškys jūsų dėmesį, čia visada galite pasitikrinti savo sandorių istoriją. Taigi grįžtu prie trading platform. Renkuosi Binary Options. Prisiminkite, kad reikia rinktis eurą arba dolerį. Trader Insight vis dar rodo tos pačius duomenis. 53% mano, kad euras kris dolerio atžvilgiu. Grįžtame ir kartojame antrąjį žingsnį. Jums gali būti įdomu, kodėl nepasikeitė duomenys. Taip yra todėl, kad duomenys yra atnaujinami kas 15 ar 30 minučių. Todėl šiuo metu ir atrodo, kad niekas nevyksta. Vėl sudarau $5 vertės sandorį ir tada laukiame. Čia yra visa strategijos esmė. Jei pavyksta $5 vertės sandoris, jūs uždirbate $3.50. Trečiasis žingsnis yra $10 vertės sandoris. Jei jis pavyksta, jūs gaunate $2 pelną, nes padengėte ankstesnį nesėkmingą $5 vertės sandorį. Iš viso grįžta $17. Atimate pirmąjį sandorį $5 ir antrąjį $10. Todėl jums lieka $2 pelnas.
Trečiasis sandoris yra ketvirtasis žingsnis. Jis yra šiek tiek sudėtingesnis. Jūs turite kiek įmanoma greičiau sudaryti 2 sandorius. Vieną iš jų $5, o kitą $20 vertės. Taip daryti reikia, nes nėra galimybės pasirinkti $25 vertės sandorį investment langelyje. Tai padarę, jūs gausite $5.50 pelną. Jei būtumėte pasirinkę $20, jums grįžtų $34, o iš viso būtumėte išleidę $35. Tai reikštų dolerio nuostolį. Tuoj paaiškės paskutinio mano sandorio rezultatai ir panašu, kad jis bus nuostolingas, todėl aš turiu būti kiek įmanoma greitesnis. Sandoris buvo nuostolingas. Skubiai sudarau $10 vertės sandorį. Kaip matote, paskutiniai skaičiai raudoname fone po kuriant stulpeliu yra 56. Mano naujo sandorio kuriant paskutiniai 2 skaičiai yra 57. Tai reiškia, kad einu tinkama linkme. Nieko nepamiršau ir nepraleidau. Liko 30 sekundžių. Kaip minėjau, šiame vaizdo įraše noriu jums pademonstruoti visus 5 ciklo žingsnius, todėl ir nestabdau vaizdo įrašo. Noriu, kad viską matytumėte ir įsitikintumėte, jog sistema veikia. Galėsite pamatyti jo struktūrą ir suprasti, kodėl ši sistema veikia. Liko kelios sekundės, panašu, kad sandoris bus nesėkmingas ir turėsiu jums pademonstruoti 4. žingsnį – daryti $20 ir $5 sandorius kiek įmanoma greičiau. Kuo greičiau sudarau $20 ir $5 sandorius. Jei nepastebėjote, aš nesugrįžau prie pirmojo žingsnio ir nepatikrinau binary options. Tai yra todėl, kad kol jūs sudarinėjate sandorius, einate pasirinkta kryptimi. Net jei binary options rodytų, kad padaugėjo šansų, jog euras kils, jūs to nepaisote ir toliau einate savo pasirinktą kryptimi. Taip yra todėl, kad gaudote tuos valiutų svyravimus po kablelio, tai yra svarbu. Šiuo sandoriu jūs gaunate $5.50 pelną, ankstesniųjų $2, o pirmųjų $3.50. Sudarant paskutinį sandorį turite pasirinkti $100. Tai gali nuskambėti kaip pavojingas dalykas, tačiau tai yra geras dalykas, nors jo būtinybė iškyla retai. Sudarant $100 sandorį jums grįžta $30 ir tai gerokai padidina jūsų pajamas. Taigi nebijokite ir nepanikuokite. Ir galbūt man tuojau jums reikės tai pademonstruoti, nes $20 ir $5 sandoris žada būti nesėkmingas. Taip ir yra. Iškart pasirinkau $100 ir patvirtinu sandorį kiek įmanoma greičiau. Šis sandoris bus garantuotai sėkmingas. 100% garantija. Taip yra todėl, kad aš sudarinėjau sandorius tą pačią kryptimi. Dabar galiu patenkintas laukti, kol paaiškės sandorio rezultatai. Visai nesirūpinu dėl spalvos, ar į raudona, ar žalia, nes žinau, kad laimėsiu. Kai sandoris baigsis, aš pasitikrinsiu binary options duomenis ir tuomet pažiūrėsiu, kokie yra lūkesčiai, nes dabar jie gali būti pasikeitę. Tuomet mes žiūrėsime į naujausias tendencijas. Daugiau informacijos rasite www.tinginys-prekeivis.lt. Nors sandorio spalva ilgą laiką yra raudona, aš netrupučio neabejoju savo sėkme. Kiekvieną kartą tai yra maža pergalė. Aš laimėjau. Parodysiu jums ekrano viršuje savo bendrą pelną, kuris yra $6,794,50. Dabar pakartosiu pirmąjį ir antrąjį žingsnius. Pažiūrėsiu, ką mano prekeivių dauguma. Vis dar tie patys 53%. Spaudžiame 60 sekundžių mygtuką ir pradėsiu naują ciklą, kad parodyčiau, jog pirmasis nebuvo tik atsitiktinė sėkmė. Patvirtinu $5 sandorį. And just start the cycle all over again. So I'll do it one more time just so you can see it's not a fluke. So hit but, start, approve, and off you go. Kaip galėjote matyti, prieš sėkmingą sandorį, man rodos, buvo pradėta su $6,757, o po paskutinio sėkmingo sandorio suma pasiekė $6,794. Ir tai buvo padaryta tik per 10 minučių, iš tikrųjų tik per 9 minutės. Tai yra $37 pelnas per maždaug 10 minučių. Jeigu jums pavyktų tai pakartoti per kiekvieną ciklą, per valandą uždirbtumėte apie $200.
Deja, dažniausiai jūs laimite antrųjų ar trečiųjų sandorių. Taip yra dėl valiutos nuspėjamumo. Todėl nepanikuokite, kai turėsite daryti $100 vertės sandorį, nes tai yra geras dalykas. Tai yra tikrai labai žemos rizikos investavimas, jei jūs nenustosite to daryti. Palaukite, aš turiu atlikti kitą sandorį. Taigi, jei kartosite viską pagal šią sistemą, būsite nustebinti, kai pamatysite, kaip daugėja jūsų turimų pinigų. Per vieną savaitę pasidariau maždaug $6,500 pelną ir tai nėra kažkas neįprasto. Vienintelis minusas sudarinėjant sandorius binary options yra tas, kad viskas vyksta pagal realią biržų veiklą. Todėl sudarinėti sandorius galėsite tik tuomet, kai biržos veikia. Tai reiškia, kad negalėsite sudarinėti sandorių naktimis ir savaitgaliais. Taigi daugelis žmonių, kurie dirba nuo ryto iki vakaro, stengsis prekiauti ryte, per pietų pertrauką ir vakare. Tačiau tiems, kas dirba neišeidamas iš namų, tai yra fantastiškas būdas greitai užsidirbti nemažas sumas pinigų. Grįžtu prie sudaryto sandorio, kuris panašu, kad baigsis nei pelningai, nei nuostolingai. Tai reiškia, kad atgausiu savo $10. O ne, štai pasikeitė į raudoną. Sandoris buvo nuostolingas, todėl kuo greičiau darau $20 ir $5 sandorius. Tik nespauskite dukart start mygtuko, nes jis kartais užstringa. Nepaisant užstrigimo, man pavyko sudaryti sandorį. Sandorius skiria didesnis laiko tarpas, nei aš būčiau norėjęs. Tarp jų yra maždaug 15 sekundžių skirtumas. Būtent to reikia išvengti, tačiau tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Blogiausias įmanomas variantas, jei $20 vertės sandoris bus sėkmingas, o $5 nesėkmingas. Aš būsiu praradęs $1 ir greičiausiai pradėsiu nuo pradžių. Jei $5 sandoris bus pelningas, o 20 nepelningas, aš sudarysiu $100 vertės sandorį. Jūsų tikslas, kuo greičiau sudaryti sandorį. $20 vertės sandoris buvo pelningas, todėl nepaisant $5 sandorio baigties, aš viską pradėsiu nuo pradžių. Dabartinis balansas $6,797. Tai reiškia, kad per kelias pastarąsias minutės užsidirbau $3.50. Binary options vis dar rodo tuos pačius 53%, todėl aš vėl darau sandorį, kad euras kris dolerio atžvilgiu, patvirtinu $5 vertės sandorį ir laukiu jo baigties. Taigi jūs jau pamatėte visą ciklą ir kaip jau minėjau, euras arba doleris yra labai patikima valiutų pora prekiauti. Žinoma, galite ieškoti ir kitokių būdų. Jūs galite sudarinėti sandorius dėl aukso vertės, dėl visko, kas yra biržoje. Bet mano nuomonė, tai yra geriausia valiuta. Taip yra dėl jo nuspėjamumo. Auksas šiuo metu neįtikėtinai pakilo, todėl ir sunkiau ką nors prognozuoti. Tačiau jei rasite dalykų, kurie leis jums sudarinėti pelningesnius sandorius, darykite juos. Vis pridedama naujų dalykų prie 60 seconds Android platformos ir tai, mano nuomonė, yra geras dalykas, nes tai greičiausia ir patogiausia sandorių sudarinėjimo sistema, su kokia man teko susidurti. $5 vertės sandoris buvo nuostolingas, tad kuo greičiau sudarau $10 sandorį. Panašu, kad šis bus sėkmingas, nes, kaip galite matyti, yra nemažas skirtumas tarp stulpelio entry ir stulpelio current.
Manau, tai bus paskutinis mano sandoris šiame vaizdo įraše. Tai viskas, ką norėjau parodyti šią 60 sekundes pelno sistema. Viskas yra surašyta žemiau. Jūs turite užsiregistruoti, kad gautumėte demonstracinį balansą su prekiavimo platforma. Ši platforma nesiūlo standartinio varianto. Jūs turite parašyti trade 500, kad gautumėte demonstracinį $500 balansą. Turi būti vidinis kodas, kurį jie naudoja. Man pavyko jį rasti forumuose ir jis yra labai parankus. Naudokite šią strategiją, mėgaukitės ir užsidirbkite pinigų. Daugiau informacijos rasite www.60sekundžiupelnas.lt.